наденьте наушники, потому что перевод на все языки. Hello and welcome everybody in the conference. I will continue to speak in Lithuanian, and these are translation to Russian, Lithuanian and English languages. So please use the headphones. Taip, toliau kalbėsiu lietuviškai. Taigi, laba diena visiems konferencijos dalyviam. Malonu jūs matyti susirinkusius į šią konferenciją. Konferencija skirta aptarti kritinėms atominės energetikos plėtros problemoms. Tai mokslinė praktinė konferencija, nes dauguma pranešėjų yra ekspertai ir mokslininkai, tačiau taip pat pasisakys ir aplinkosauginių organizacijų, aktyvistai ir politikai. Labai trumpai apie konferencijos darbą. Šiandien mes esame Lietuvos Seimo rūmų didžiojoje salėje. Dėkojame Seimo vadovybei, dėkojame parlamentaram, kurie leido mums pasinaudoti šią progą dirbti šioje salėje. Rytoj 7 dieną mes dirbsime Vilniaus miesto savivaldybės posėdžių salėje, tai yra kita vieta anapus Neries upės, Konstitucijos prospekte, tikiuosi visi dalyviai ras kelią tenai, o ketvirtadienį sugrįžtame atgal čia į šias patalpas. Konferencijos metu pranešimai. Pranešimams skirtas darbo laikas bus ribojamas, negalima vėlinti pranešimų. Po pranešimų bus panelinė diskusija ir klausytojai turės progą užduoti trumpus klausimus, o pranešėjų prašysime trumpai į juos atsakinėti. Jeigu kils kokios nors techninės problemos, tiesiog pakelkite ranką, ar veikia vertimai. Ar visi girdite ir suprantate пронесимos? Все слышите и все понимаете? Работает, да? Вот эта техника наушники. Do you hear? Can you understand what is discussed? How can I reach English? Lithuanian channel, Lietuvos kanalas yra 1, angliškas yra 2, English channel is number 2, на русском языке это 3 канал. Tai prašau, konferenciją organizuoja Bendrija Atgaja iš Lietuvos ir Ekodom iš Baltarusijos. Konferencijos visą darbą prižiūrėjo organizacinis komitetas iš visuomeninių organizacijų iš Švedijos, Suomijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Baltarusijos, Rusijos. Nei konferencijos organizatoriai, nei organizacinis komitetas nėra susiję nei su vieno atominės energetikos projektu, nei su viena politinė partija, tačiau dėkojame Europos žaliųjų partijai, kurie padėjo daliai dalyvių čia atvykti ir prisidėjo prie paramos konferencijai. Dar labai trumpas techninis pranešimas, kad kai bus pietų pertrauka, prašau nevėluoti po pietų į konferencijos darbą, nes vertėjai taip pat turi savo darbo laiką ir mes negalime vėluoti ir jų darbo laiku piknaudžiauti. Pietus rasite Seimo rūmose veikia 2 kavinės. Ir prašau pasiskirstyti tose kavinėse ir papietauti ir laiku grįžti po pietų pertraukos. Dabar perduotų žodį Tatjanai Novikovai, savo kolegijai, kuri taip pat yra viena iš konferencijos organizatorių. Добрый день. Я рада приветствовать вас от имени организации «Экодом». Это общественная организация из Беларуси, которая выступила с организатором данной конференции. И хочу также сказать несколько слов от имени всего оргкомитета, куда вошел ряд европейских общественных организаций, куда вошла партия «Зеленых» и партия «Зеленых Беларуси», а также Белорусская антиядерная компания, а также ветрозеленые, то есть от такого широкого круга общественных организаций и
от имени всего антиядерного движения поприветствовать собравшихся и сказать коротко о том, что будет представлять собой конференция. Конференция – это такая попытка взглянуть трезво на проблему, на современные проблемы ядерной индустрии, на современное состояние атомной энергетики глазами ученых и экспертов. То есть основные выступающие на данной конференции – это люди, которые посвятили многое время своей профессиональной деятельности изучению проблем, которые связаны с атомной энергетикой, различных ее аспектов. Это и аспекты экологические, это и влияние атомных электростанций на здоровье людей, это и экономические аспекты, это и технические аспекты, то есть это целый ряд проблем, включая проблемы с правами человека, с реализацией международных обязательств стран в деле выполнения, то есть в деле реализации своих атомных проектов. Ну и вот эта конференция, она также будет останавливаться на проблемах 3 атомных электростанций в регионе, которые достаточно близко расположены. То есть планируется, что они будут расположены близко друг от друга. Это Островецкая атомная электростанция в Беларуси, это Висагинская электростанция в Литве и Калининградская электростанция в Балтийском регионе. И несмотря на то, что правительство двух стран и также России и руководство Калининградской области приняли решение о возведении этих объектов, все-таки нам кажется, что еще не поздно здесь все за и против, не поздно прислушаться к мнению ученых, не поздно продолжить дискуссию на эту тему и, в общем-то, трезво оценить все возможности, все угрозы и риски атомной индустрии. Ну, и я бы хотела передать слово Гинтерсу Сангайло, который не депутат Сейма, приветствует собравшихся. Спасибо. Gerbėmieji, šios konferencijos dalyviai, svečiai, pranešėjai, man malonu pasveikinti jūs, kad jūs kaip niekada laiku čia susirinkot diskutuot labai svarbiais klausimais, nes atominė energetika nėra vien tik tai abstraktus dalykas mūsų regionui. Netrukus ir mūsų vyriausybė turės pateikti kokias tai konkretesnės vizijas ar pasiūlymus dėl galimos statybos naujos atominės elektrinės Visagine. Aš noriu pasveikinti žaliuosius, kurie yra pagrindiniai šios konferencijos organizatoriai. Noriu pasveikinti Liną Vainių, Atgajos klubo atstovą, noriu pasveikinti Tatjaną Novikovą, Baltarusių ekodomo atstovą, nes tai yra 2 žmonės, kurie iš tikrųjų šios konferencijos siela, iniciatoriai. Visą jūsų noriu pasveikinti būrį, kurie prisidėjo prie šios konferencijos organizavimo. Mūsų Seimo narių misija daugiau galbūt paklausyti jūsų argumentų. Aš manau, kad šios konferencijos įrašas tikrai bus vertingas kiekvienam Seimo nariui, kiekvienam politikui, pareigūnui, kuris turės reikalų su atominės energetikos klausimais tiek Lietuvoje, tiek ir visam regione. Na ir norisi tikėtis, kad kartais galbūt ir faktai tokie, kurie galbūt nemalonus, ar galbūt kurių nenorėtų girdėti kas nors valdžioje, sakykime, kad jie vis dėlto būtų išgirsti ir išgirsti būtų taip pat ir kuo plačiau visoje visuomenėje. Nes labai svarbu, kad apsisprendžiant dėl tokių dalykų, dėl galimo atominės energetikos vystymo, dalyvautų iš tikrųjų kiekvienas Lietuvos pilietis, turėtų reikiamą informaciją, ta informacija būtų prieinama, o to mes pasirūpinsim, nes manau publikuosim šios konferencijos vaizdo medžiagą per visus prieinamus interneto kanalus.
Beje, mūsų Seimo kancleris užtikrino, kad transliacija internete vyks ir tai reiškia, kad šios konferencijos medžiaga bus taip pat transliuojama ir per Seimo televiziją, per daugelį Lietuvos kabelinių televizijų. Tai reiškia, kad galime tikėtis gyvo atsako iš pakankamai didelės Lietuvos auditorijos dalies. O tai, manau, yra labai svarbu, nes turi vykti argumentų kova, turi vykti žinių dalinimasis ir manau, kad šita konferencija ir jūs kiekvienas čia dalyvaujantis kaip tik ir esate už šią misiją. Už misiją dalintis žiniomis, dalintis sąžiningai dalintis faktais ir, taip pat jūs dalinatės rūpesčių dėl visų mūsų ateities. Ačiū už jūsų iniciatyvą. Mes laimingi Seimo narių grupė, ne tik aš vienas, laimingi, kad galim prisidėti prie šio renginio ir prašom atleisti, kad dėja negalėsime dalyvauti ištisai šioje konferencijoje, nes vyksta pakankamai svarbus debatai Seimo posėdžių salėje. Ačiū visiems, sveikinu, linkiu jums geriausios kloties, gero darbo, geros nuotaikos ir, kaip čia pasakyti, bendradarbiavimo. Ačiū. Toliau konferencijos darbo reguliavimą perduodu gerbiamam Dariui Pocevičiui, kuris bus šios dienos moderatorius ir laiko skirstymas, žodžio suteikimas, visa kita toliau yra Dariaus rankose. Labą dieną visiems. Kaip Linas sakė, mano užduotis yra tokia, kad kalbėtojai per ilgai nekalbėtų ir leistų kitiems pasisakyti. Per diskusiją, kuri bus po pasisakymų, turėsite galimybę užduoti klausimą ir jūs. Būkite aktyvūs. Pirmas mūsų kalbėtojas yra ekologas iš Čekijos, Janas Haverkampas. Prašau, Janas.